Vaikiškas keturatis NR7, 125 kubikų, 7 colių ratais. Taigi šis keturatis yra skirtas, manau, iki maks turbūt 12 metų. Nebent žemo ūgio. Kaip aš, tai vat. Tai, bet šiaip sakyčiau, jau nuo kokių net 6 metų būna, kad sodina, jeigu, sakykime, pasiekia visas galūnės vairą ir susukti šitą vairą. Tai maždaug tokį dydį galite įsivaizduoti. Jis yra 7 colių ratais, sulygink su šitais, kad žmonės supras 7-8, nu grubiai va, toks va tas skirtumas. Ir jis iš savęs dėl to yra šiek tiek ir mažesnis, žemiau sėdi. Man 1,75 m, aš daug kartų sakysiu tą neteisingą faktą. Ant platformos? Taip, nu va. Man net yra, nu aišku, koja neįsistato, nes 42, bet šiaip bendrai aš net sėdžiu. Nėra kažkokios tai tragedijos, ne? Tai realiai vaikai drąsiai čia sutilps. Ką mes turim čia, jeigu iš čia žiūrėsim? Turim mechaninį spidometrą. Dėl ko turim mechaninį, nes, suprantama, yra jo kaina pigesnė ir šiek tiek yra tam tikrų patobulinimų mažiau. Tai turim mechaninį, bet daugiau viskas yra labai panašu. Gazas yra standartiškai, stabdžiai, priekiniai beje būgniniai, nes matot, su trosais eina. 2 trosai jungiasi į vieną rankeną, tai būgniniai stabdžiai. Turime veidrodžius, kas tikrai šiaip yra smagiai atrodo, ir aišku, rankų apsaugas. Taip. Starteris ir visa kita. Dažnai būna, kad klausia, o tai kur ta šlangelė jungiasi? Čia yra realiai alsuoklis, nes šiaip jos galėtų ir be jos būti, bet čia būna, kad vandens kaupiasi, gulėtų slyja ar dar kažkas. Tai tam žarnelė yra reikalinga ir ją galima tiesiog va taip ir nukreipti į kitą pusę, va, kad jinai čia ir būtų. Kai kur būna čia padaryta? Taip, kitur būna čia, bet čia šiuo atveju tiesiog čia yra nuvesta į vidų. Taip, pulteliai. Pulteliai reiškia, kad tai yra su signalizacija prietaisas, o su signalizacija galima užrakinti. O, matėt? Galima su pulteliu ir užkurti. Kaip Porsche atrodo. Jo, užgesinti, užrakinti ir užkurti. Bet esminis dalykas to pultelio yra tik tam jis reikalingas, kad tėvai galėtų per atstumą jį užgesinti reikalą esant. Iki kiek metrų? Šiaip sako 100, bet reikia čia turbūt išsibandyti maždaug tą atstumą, nes labai daug visokių niuansų gali būti. Kas trukdo, gal dar kažkas. Bet šiaip iki 100. Tai prašau. Tai čia, žinot, pabandyti verta. Bet užtenka vien tam, kad jūs, sakykime, matytumėt erdvėje ar net šalia būti, kad užgesinti, kad jeigu netyčia užsigazuos, ar ne? Taip. Ką dabar galim pažiūrėti su priekiu? Priekis turi metalą priekyje, plastiko apdirbtą. Čia metalo nėra, tai, sakykime, tik tai ta vieta yra plastikinė, bet plastikas minkštas, tai čia nėra, kad nulūžtų. Jeigu atsitrenks kažkokie kliūti, tai bus apsauga. Apsauga, jinai kuom yra gerai, jinai yra susukta su pačiu rėmu ir iš viršaus. Čia galima kažką pasidėti, vežti, dėl to žmonės mėgsta, nes turi ir daugiau apsaugos, bet galima ir daugiau kažką tai pasidėti, vaikai mėgsta vis tiek kažką tai užsikrauti. Dabar apie važiuoklę. Važiuoklė yra standartiškai ne kažkom tai ypatinga, bet šarnyrai stovi. Kas svarbiausia, kad jūs nepamirštumėt, čia iškart patarimas prie pat, kad šitos dalykus reikia tikrintis karts nuo karto, kad jos reikia susivaržyti. Taip, šakės stovi, 125 kubikų variklis su elektriniu startiniu. Kojinis stabdis. Kas yra gerai, mažesniem vaikam rankom paspausti ne visada gaunasi. Dėl to kojom galima biškį šiek tiek naudojant svorį jį paspausti tą stabdį. Čia yra bėgių permetimo svirtis. Dažnai sako, tai bet tai čia automatas. Taip, automatas, bet jis turi į priekį, neutralų ir atgal dar, nes jis turi atbulinį bėgį. Taip, prieinam prie galo. Galas, šiaip kas yra svarbu ir labai įdomu, nes šituose yra labai nebloga stora ašis gale stovinti. Ir aišku šakė. Šakė yra kvadratinė. Šiaip nemeluosiu seniau, bet jau čia nemažai tų metų atgal. Darydavo apvalias. Tai apvalios aš esu matęs pats asmeniškai kaip linksta. Tai jau čia yra ištaisyta jau daug metų ir yra visą laiką eina kvadratinės, tai jau su jom nėra jokių bėdų. Taip, hidrauliniai galiniai stabdžiai, 2 duslintuvai, kitur būna 1, bet čia yra padaryti 2, čia šiaip ir dėl dizaino ir dėl bendro, sakykime, garso, bet čia vis tiek išeina iš 1 ir eina į 2. Taip, ką dar galiu pasakyti, apsaugos va šitos gražios, šitoks kaip dizaino elementas, jis daug kažko nedaro, bet daugiau gal kaip dizaino sprendimas ir gal, kad ventilinę nulaužtumėt, yra tokia kaip apsauga, jeigu kažkur tai užkliūsi.
Čia yra grandinės įtempėja turi. Čia įtempėjas nukreipėjas, gal taip vadinčiau. Taip, ir irgi svarbu, visą laiką atkreipkite dėmesį, kad šitos varžtus turėtumėt susivaržyti. Todėl, kad tai laiko galinę ašį, tam, kad grandinė nenukristų ir nepasileistų. Ir šį keturatį galite įsigysti mankius.lt arba Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje mūsų parduotuvėse.